Gyvenime sutikau žmogų, su kuriuo kurį laiką bendravome. Iš pradžių viskas buvo gražu, daug dėmesio, gražus žodžiai, atrodė, kad žmogus nuoširdus. Tačiau po kurio laiko pradėjau pastebėti keistą dalyką. Vieną dieną žmogus gali būti labai šiltas, rūpestingas, bendraujantis, o kitą dieną staiga tampa visiškai šaltas, net pasako skaudžių žodžių. Tada pradedi galvoti, ar čia žmogus tiesiog žaidžia jausmais, ar pats yra pasimetęs ir turi savo problemų. Gal kam nors yra buvę panašiai, kaip suprasti tokius žmonės ir ar verta su jais dar bendrauti. Jo, tai žiūrėkit, išsakysiu savo nuomonę. Pirmiausiai, tai man labai nepatinka, kai tokius postus rašo ir neparašo. Čia mergina rašo, vaikinas. Bandau išskaityti iš teksto. Neaišku. Gerai, tiek to. Kadangi tokios mintys, dvejonės dažniausiai kyla merginoms, tai pirmiausia atsakysiu kaip merginai. Turit suprasti, kad visi vyrai melagiai. Ne? Įvertinti vyrą, įvertinti, galima tik tais pagal poelgius. Pagal tai, kaip jisai elgiasi. Ne pagal tai, kaip šneka, kaip ten gražiai ten jūs, paskui jūs laksto. Ne. Tik tais pagal darbus. Ne? Nes vyras yra sutvėrimas, kuris kaip gamtoj povas, žinai. Pamatė simpatišką patelę, uodegytę išskleidė, aš čia, žinok, toks geras, aš čia ir girdžiu tave ir suprantu labai. Ir žodžiu, mes vyrai tokie, mes povai. Ir, negalima taip viską priimti už gryną pinigą. Dėl ko ir yra tas, mano nekartą paminėtas reikalavimas, ne? Kad jeigu norit sukurti rimtus, stiprius santykius, turite pradraugauti bent metus. Ne? Kodėl? Todėl, kad turit pamatyti, kaip tos plunksnos nusileidžia, kaip jisai iš tikrųjų elgiasi. Nes iš tikrųjų vyrui siekiančiam tikslo išlaikyti uodegą išskleistą nėra sunku, kad ir ten kokį pusmetį pasistengti. O metus ištempti, negavus to, ko atėjo. O čia jau yra iššūkis. Ir tada pasimato visos, kai sakant, detalės. Tai šitoje vietoje, mielosios, taip. Ar čia žmogus turi problemų? Ne. Jeigu tai dėdas, viskas tvarkoj. Jeigu jisai tam tikrais momentais gali būti labai šaltas, ne? Tai vadinasi, arba jisai jau gavo, ko atėjo, ne? Ir tada jam kaip ir stengtis nėra ko, arba jisai... Ne, greičiausiai jisai gavo, ko atėjo. Gavo atėjo, eiktų švilpt, viskas, aš erelis, aš iškovojau. Žinai, kaip tikslas įkopti į Everestą. Žmogus lipa į tą Everestą, lipa ten, stengiasi, ne, įlipo ant viršūnės, įsmeigė vėliavą, aš gražuolis, kam čia dar kažką tai daryti. Yra labai, labai geras pavyzdys. Merginos, kai gimsta, ne, jos gimsta, jas gamta, jas gyvenimas pastato į kalno viršūnę. Ne? Vyrai, kai gimsta, ne, juos gyvenimas pastato į kalno papėdę. Ir visas gyvenimas yra apie tai, kaip vyras lipa į tą kalną, ne, o
vyro užduotis. Užduotis yra įlipti į tą kalną iki merginos. O merginai užduotis yra, nenusileisti nuo to kalno. O aišku, dabar pas mus viskas labai, labai skiriasi. Vieni pas kitus bėga, ten ta iš viršaus žemyn pasisai, ten, gal po truputį biškai nosį pakrapštydamas, gal ir lips. Ir viskas daroma tik tam, kad greičiau patirt malonumą. Tai va šitaip. O jeigu šitą postą rašė vaikinas, pabandom pažiūrėti iš vaikino pusės. Gyvenime sutikau žmogų, su kuriuo laiko bendravome, pradžio viskas, nežinau, vaikinui toks tekstas. Ne, vaikinas to negalėjo parašyti. Čia bus mergina parašiusi. Tai, mieloji, nesileisk nuo kalno. Nesimylėk su menkai pažįstamais vyrais. Pirmiausia, susipažink. Pirmiausiai, pažink žmogų. Tada spręsk. Taip. Ką daugiau pasakysiu? Nieko.